Sveiki tamstos. Turiu visą kalną, iš tikrųjų, daiktų. Reikia pasižiūrėti, ką turim. Įdomiausia paliksim galui. Galbūt įdomiausia. Manau, kai kam įdomu bus, kai kam nelabai. Na, pradėsim nuo tokio. Simple. Kaip čia turim? Aha. Na, iš tikrųjų, darbinės kelnės, žiauriai sunkios. Ko man patiko, kiniečiai pradėjo siųsti su estų paštu, o estų paštas turi Omnivijos tos paštomatus vadinamus. Ir eina ne į paštą, o eina tiesiai tos paštomatus. Automatiškai pagal jūsų adresą parenka, kuris yra arčiausiai ir ateina tenai. Nei pranešė, nei ką, tiesiai tenai gavau SMS iš karto. Siunta pristatyta, ateikit pasiimti. Visai nieko. Iš tikrųjų, žymiai greičiau panašu negu paštas dirba. Ir mažesnė tikimybė, kad kažkur kažkas tai dings, kaip dažnai pasitaiko su paštu. Tai va. Darbinės kelnės, nieko ypatingo, turbūt net netrauksiu. Kinietiškas toksai pranešimas, pasižiūrėt, duos pareitinguoti ir taip toliau. Kelnės apie $15, darbinės tokios rimtos iš tikrųjų, svoris toksai solidus, atrodo kokybiškai. Žiūrėjom toliau. Čia, ką mes turim. Aha, čiagi. Čia ne man daiktas. O, bukėtas. Gėlytės. Va kokios gėlytės pas mus, kokia kompozicija. Aha, čia toksai užlenktas kotas. Nu ką, gražu, va. Nežinau, kas čia kaip vadinasi šitas gėlės. Kai žinot, parašykit komentuose. Va, na ką. Be abejo, toksai nėra labai jau baisiai atrodo kaip realios. Bet anyway. Atrodo pusė velnio. Iš tikrųjų. Nežinau, kaip jums ten matosi, bet atrodo visai neblogai. Gėlėm nekvėpia. Bet tiesą sakant, ir plasmasinės smirda. O tai jau yra pliusas. Iš Kinijos daiktams. Tikrai neatrodo labai cheap. Iš tikrųjų galvojau, bus žymiai blogiau. O čia atrodo pusė velnio visai. Taip. Linką įdėsiu, nepamenu kaip kainavo, apie 5 eurus kažkas tai. Nežinau, čia daug, mažai tokiem daiktam. Taip, žiūrim smulkmenėlės. Aha. Carbon monoxide alarm. Tai yra dūmų detektorius, taip vadinasi čia lietuviškai. Nieko ypatingo. Prašau batareikų iš manęs. Išsimontuoja, nežinau kaip. Baterijų neįdėjo mums niekas, aišku. Tai yra tik tai angliška instrukcija. Taip. Na, Lietuvoje nėra populiarus dalykas iš tikrųjų, bet aš manau, kad reikalingas ir vat nutariau pabandyti. Neatsimenu tiksliai kiek kainuoja, 5-6 eurai kažkas, tikrai nebrangiai. Manau, kad tokį dalyką reikia turėti namuose. Gal niekada neprireiks, čia taip atsidaro. Galbūt kažkada niekada gyvenime neprireiksio ir visą laimę, ačiū Dievui, kaip sakant. Bet jeigu nors kartą prireiks ir nors kartą jis pagelbės, tai atsipirks labai daug kartų. Taigi, toks daikčiukas, 3 baterijos statosi. Na, jis realiai į anglies dioksidą reaguoja, kaip supratau. 85 decibelai. Viena rašo baterija 4,5 voltų. Įdomiai. Tai va, toks daikčiukas. Taip, kokios level indicator. Aha, čia, nu, vat nežinau, ar čia veiks ar neveiks iš tikrųjų. Pagal idėją užklijuojam šitą daiktą ant dujų baliono ir matom, kiek jame yra dujų likę. Nes, nu, šiaip dujų balionai nepermatomi yra.
Tai, na, iš tikrųjų, jeigu šitas daiktas veikia, tai yra labai naudingas daikčiukas. Verta pirkti. Kažkada išbandysiu, nepažadu, kad greitai ir duosiu žinoti. Taip, elektroninis aksesuaras, $18. Ai, čia baterijos. Jau užsiėmiau kelias pasibandymų iš tikrųjų pasižiūrėti. Jos yra pakraunamos. Ką reiktų atkreipti dėmesį? Nepirkit pačių pigiausių. Nes tikrai bus šūdas, tikrai nebus tiek, kiek parašyta ir reikės pykti su kiniečiais, kad grąžintų pinigus. Žiūrėkit atsiliepimus, gal žmonės jau bus kažkas pirkę iš to pardavėjo, gal bus bandymai kažkokie padaryti, gal atsiliepimai bent jau kažkokie, ar tikrai gerai ar ne. Kai gaunat baterijas, žiūrėkit svorį. Lyginkit su standartiniam baterijom, kas turit, ir žiūrėkit svorį. Svoris turėtų būti panašus. Vieną pasimsim pils. Va. Iš tikrųjų, šita turbūt netgi lengvesnė negu šita. Tai jau yra kažkoks kokybės ženklas. Geriausia, be abejo, visiems daiktam tokiem turėti testį. Kad pasižiūrėti, kiek realiai galima pakrauti. Aš jau užsisakiau vieną, tai kai gausiu, iškart ištestuosiu ir pasakysiu, ar vertas dėmesio daiktas ar ne. Bet šiaip kaina tikrai buvo nepigi, nepamenu, virš $10 kažkas, tai ir $15 visi šitie 8 baterijos. Taigi nėra maža palyginus su kuo galima rasti, todėl manau, kad bus iš tikrųjų pakankamai geras daiktas. Ir atėjo pakankamai greitai per kelias savaitės, nedaugiau. Taigi irgi smagu. Toks daikčiukas. Taip, toliau ką mes čia turim. Aha. Čia toks, nežinau, čia panaudosiu ir nepanaudosiu. Čia yra turbūt daugkartinio naudojimo, ar vienkartinio naudojimo, bet žodžiu, do it yourself arbata. Prisirinko žolelių kažkokių, kad nereiktų mes šiaip į paduką. Pasidarot, pasiruošėt tokius pakeliukus ir turit savo naminę arbatą. Užtraukėt ir turit savo, merkėt į puodelį. Labai patogu. Čia jų yra gal 100. Jo, 100. Dydžių dar yra skirtingų, taigi, na, kas mėgsta arbatas naminės, manau, daiktas visai yra vertas dėmesio. Galima pirkti. Ir ką mes čia dar turim? Čia yra šiaip fainas daiktas. Čia yra lituoklis ir jis yra dujinis. Užsipildo dujų. Čia turbūt, aišku, dabar jisai bus be dujų. Na, tiesiog įjungia dujas. Čia stiprumas reguliuojasi. Ir, žodžiu, galit užsidėti angalį ir lituoti. Įsikaista ir pakankamai stipriai, 1300 laipsnių rašo. Tai tikrai labai stipriai ir nereikia jokios elektros. Dujų nėra, aišku, nors gerai. Išbandysim kitą kartą, kaip veikia. Tai va, kas mėgsta lituoti ir ypač kam tenka palituoti laukuose ar dar kažkur, tai tikrai vertas dėmesio daiktas. Na ir paskutinis mūsų daikčiukas. Užsisakiau ne savo, nes su tokių daiktų mėgėjas. Čia rimtiem vyram, medžiotojam ir ne tik. Kaip čia jis atsidaro pas mus, aš jau buvau praplėšęs jį, tai... O, išsitraukia taip. Va. Tokia dėžutė. Turim rimtą peilį, medžioklinį. Kas domisi peiliais, tai kas yra Damasko plienas žino, kas nežino, galiu šiek tiek papasakoti. Damasko plienas tai yra plienas, kuris sudarytas iš sluoksnių. Vieną sluoksnį kala, antrą, trečią, lipina krūvą sluoksnių. Ir vat nežinau, kiek čia matosi iš tikrųjų pas jūs, bet vat jis toksai yra sluoksniuotas.
visas. Nežinau, ar taip turėtų būti, bet aš realiai netgi užčiuopiu tuos visus sluoksnius. Man atrodo, kažkaip turėtų nesijausti tų sluoksnių, tiesiog vaizdas turėtų būti toksai. Taigi neįsivaizduojant, kiek kokybiškai. Kainavo kažkas apie 50 eurų, gal virš šiek tiek, tiksliai nepamenu, linką pasižiūrėsit. Iš AliExpresso pirktas. Na, atrodo iš tikrųjų labai krūtai. Toks malonus, iš tikrųjų svoris yra viską. Plieno pakankamai daug, sluoksnių, tai čia, tikrai nemažai jų, to plieno. Nesu ekspertas, atiduosiu, tada žmogus gal pasakys, ar čia geras daiktas, ar negeras, ar minkštas, čia ar plienas, ar ne. Ir toks dekliukas įeina, super pritaikytas. Vienintelis kas, kad jis yra šiek tiek, man atrodo, mažokas, labai sunku užsidėti. Labai storą odą, iš tikrųjų toksai, ir tikrai oda matosi. Ne kažkokia padėlka. A, gal ir padėlka, vėl nežinau. Bet labai jau toksai, iš tikrųjų, standus daiktas, tai užmauti yra sunku pakankamai. Tai va, bet anyway, Kinijoje galima pirkti viską. Net ir medžioklinius peilius, kas yra toksai, atrodo, rankų darbo daiktas jau kur, bet iš tikrųjų nieks nepasakys, kad čia kažkokia masovkė padaryta. Tai va, tokie daikčiukai pas mus šiandien. Spauskite, jei patiko, laiką dėkit, nepatiko, rašykit kas ir kodėl. Ir iki greito.